Labas, jeigu žiūri šį video, reiškia tau yra įdomu, kaip sekasi žmonėms po pardavimo ekspertų mokymų. Tai iš tikrųjų galiu parekomenduoti šios mokymus kaip top 1. Per šios mokymus tu ne tik taip augi kaip pardavėjas, tu ne tik tai išmoksti pardavinėti elementariai, ką gali padaryti matyti ir kituose mokymuose, bet svarbiausia, kad tu paaugi kaip asmenybė, kaip žmogus. Vienas iš svarbiausių ir kertinių šių mokymų dalykų yra tai, kad tu pats išmoksti ir pats atsakai savo į klausimą, kodėl tu čia esi, kodėl tu kažkam bandai parduoti, ko tau reikia tam, kad tu iš tikrųjų gerai pardavinėtum, tinkamai atliktum savo darbą ir galėtum 100% į tai pasinert, ko tau trūksta ir ko tau galbūt per daug darai. Ramūnas iš tikrųjų fantastinis lektorius, jisai turi gausybę pavyzdžių, realių, pats asmeniškai perėjęs per šiltą ir šaltą ir patyręs daug visko, todėl gali tau patart. Taip pat geranoriškai per mokymus panagrinėja kiekvieno mūsų asmeninį pavyzdį, asmeninius pardavimus ir kaip mes tai atliekam ir kaip mes tai darom. Tai yra taip pat ir turi gausybę patarimų tau asmeniškai, kaip tau būtent pagerinti savo pardavimus, į ką reikia atkreipti dėmesį, į ką reikia būtent akcentuotis. Taip pat per mokymus mes atliekam krūvą praktinių užduočių, tiek savarankiškai, tiek poroj su draugu, taip pat ir krūvą visų bendrų užduočių. Taip pat energija yra palaikoma aukščiausiam lygiai visų mokymų metu, tai yra tu būni 100% susikoncentravę, 100% čia ir darai tik tai, ką reikia, nesinori netikrintis nei Facebooko, nei e-mailo, nei SMS-ų rašyti niekam. Tiesiog tu būni čia ir dabar, tu mokaisi, tu patiri viską ir iš tikrųjų priemi viską, ką Ramūnas dėsto, ką kiti turi vyresni kolegos ir daugiau patyrę kolegos pasakyti ir patart. Iš tikrųjų apsilankyk tuose mokymuose būtinai investuok į save, nebijok prarasti kelių šimtų litų vien todėl, kad tu gali atrasti milijonus. Tu atrasti gali pirmiausia save, pagaliau save kaip profesionalų pardavėją. To tau ir palinkėsiu, būk profesionalas, investuok į save ir apsilankyk pardavimo eksperto mokymuose. Sėkmės tau!